Per ilgai nebuvo mano perskaitytų knygų apžvalgos, tai šiandieną tą ir padarysiu, tik tais filmuosiu dabar trumpesnę versiją ir visas savo perskaitytas knygas per 2 mėnesius įvertinsiu taip, ne arba galbūt. Ir plačiau kalbėsiu apie kiekvieną iš jų, manau, per savo YouTube kanalą. Įrasti mane galit Karikartel skaito YouTube. Ir jo, tai apžvelgiam dabar tą, ką perskaičiu. Tai pradėsiu nuo fizinių knygų, tada perėsim prie Kindle. Visas eiliškumas skaitimo čia tikrai bus išmėtytas. Tai vienu žodžiu pradėsim nuo Kingdom of Ash. Tai pabaigiau visą seriją ir žinoma, tai yra Yes. Didžiausias Yes. Labai patiko man šitą seriją. Tuomet perskaičiau antrą The Rebel Witch. Irgi sakyčiau taip. Sekanti knyga Leave Me Behind nesitikėjau ir žiauriai ilgai atidėliojau jo skaitimą, bet man taip patiko, daviau 5 žvaigždutes. Taip. Perskaičiau Karisos naujai išleistą novelę, tiksliau perleistą novelę, irgi sakyčiau taip, labai patiko. Ir paskutinė fizinė knyga Fearless. Bendrai vertinant visą seriją, dabar galbūt sakyčiau maybe. Ši knyga Between Flames and Deceit, sakyčiau maybe, daviau 2 žvaigždutes ir iš tikrųjų nepabaigo jos, tai buvo DFN, bet galbūt kažkam jinai galėtų patikti, šiaip neblogai parašyta. My Roommate is a Vampire perklausiau audio, daviau 2 žvaigždutes, tiesiog labai sili knygutė, tai sakyčiau no, ne. Feather So Vicious man visiškai ne. Tikėjaus, kad patiks ir didžiąją knygos dalį man jinai visai patiko, bet bendrai perskaičius ir po paros supratau, kad neskaniai visgi susiskaitė ir iš manęs būtų ne. Labai daug tikėjaus, Blood and Betrayals, visgi sakyčiau ne. Aš ją mečiau po 50 puslapių, nes iš 500 puslapių aš būčiau išeditinus 350 puslapių, nes viskas buvo tas pats apie tą patį, apie nieką, tai visgi būtų ne iš manęs. Na ir tuomet The Lies of Lena ir The Sins of Silas. Matėt, kiek daug video buvo, tai čia yra 100, taip. Tai yra tikriausiai ne tik geriausia šių metų knyga, bet ir aplamai The Sins of Silas buvo kažkas tokio. Tai būtų labai taip trumpai apie visas mano perskaitytas knygas ir kas norės peržiūrėti ilgesnę versiją, manau, savaitgalį turėtų kristi YouTube'o video.